Sveikučiai dar kartą ir čia būtų trečia pamoka, kurioje pamokysiu susikurti 3D vaizdą, lubas ir grindis. Aš jau turiu pasiruošęs, nes rašyti labai daug, o tai užimtų labai daug laiko ir dar aš nemoku to rašyti daug. Tai va, ką jums reikia pirmiausia daryti? Atsidarote objektus, spaudžiate Creative Object. Susikūrę objektą, eikite į tą objektą ir pasivadinkite kaip tik norit, žmogeliuko pavadinimą. Ką toliau? Toliau eikite, susikurkite per add event Creative ir surašykite kodus, kuriuos būsiu palikęs komentaruose. Kaip šitą padaryti? Tiesiog nueikite į Move ir įdėkite taip ir parašykite 0,4. Kaip matot, 0,4, to nespausite. Ką toliau? Vėl spaudžiate add event, step ir step paprasta. Ir tenai įdeda dar vieną kodą, kuris padarys, kad sukinėtųsi. Parodžiu. Pelė. Ir paskui draw padeda visą šitą. Kas irgi bus viršutinė. Svarbiausia, neužmirštam parašyti 200. Ką toliau? Dabar parodysiu, ką mes susikūrėme. Tai jau palaukit, kur čia pradėti. O mes dabar susikūrėm šitokį dalyką. Tada kažkas juda, lygtis, gal jūs nematot, aš matau. Tai va. Bet dabar matytume, kad tikrai juda. Mums reikia sienų ir grindų. Kaip jas padaryti? Aš paliksiu vėl kodą, tai būtų draw. Ir tiesiog įdedate tos du. Ir background susikurti. Vienas būtų grindų, kitas lubų. Būtinai turi būti dydis 511, kitaip jūs susiklaidins ir tada viską sudedate į pradėti kambarį. Sudėję, jūs matysite štai ką. O štai dar vaikštinėti, o kaip sakiau, kad pelė juda ir pasidarė taip kaip čia, kokias norite tekstūros, kuo gražiau atsitaikote viską, o dydžio kambarį nustatysite čia, paskui sienos grindis, dydžiai tų bus čia. Atkartojimai. Galite per vieną, per 3-4. Taip. Tai va šiandien tiek. Labai svarbu dalyką ėmėm iš tikro. Ir kitoje pamokoje padarysim vaikščiojimą. Galėsim vaikščioti. Tai va, viso.